Pabėgimas į Griekiją ar nebuvo planas, jeigu karas Ukrainai įsiplėstų? Užsienio ministras Gabrielius Landsbergis priverstas aiškinti Seimo nariams. Jūsų teiginiai, vis tiek yra, kaip ir įprastai jums atsitinka, šiek tiek atitrūkę nuo realybės. Labą vakaras. Panoramą LRT YouTube kontekste pristatė Sergejus Tomilenko. Apatinis brūkšnys autorizuotos teisės CNews. Užsienio ministras Gabrielius Landsbergis atmetė opozicijos kaltinimus, kad Rusijos invazijos Ukrainoje išvakarose įsigijo vilą Griekijoje ir su šeima ruošiasi bėgti iš Lietuvos. Ministro atsakymo į jo klausimas neužtruko net pusė 3 minutės. Gabrielius Landsbergis klausimus vadina nekorektiškas, demagogiškas, o opozicija į jo atsakymus arogantiškas. Vila saulėtoje Graikijos Eginos saloje negarantuoja šypsenos Lietuvoje. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis priverstas aiškintis, kad avansas už šeimos vilą buvo sumokėtas Rusijos karo Ukrainoje išvakarėse. Atsakymui nedaugiau kaip 20 minučių. Tiek neprireikė. Ministro atsakymai netruko ir 2:03 minutės. Klausimuose skambančios insinuacijos ir kaltimai yra visiškai neteisingi, nepagristi ir nekorektiški bei demagogiškai manipuliatyvūs. Seimo nariai klausė, ar vila Graikijos saloje nebuvo pabėgimo planas, jei karas išsiplėstų. Buvo paprasčiausias karantinas. Daugelis žmonių ieškojo antro būsto. Vyriausybės klaidos yra tokios. Nuo žlugimo Tarybos Sąjungos atidaromas sienas į užsienio šalis. Atsižvelgiant į jaunimo kartą, jaunimas mąsto kitaip, kad visko galima nukreipti į karantiną arba kada žlugus verslui nurašome lėšas išvelgiant į COVID-19 ir taip paprastai emigruoti į užsienio šalis. Lygiai taip pat mes irgi pradėjome ieškoti antro būsto, kur būtų galima leisti atostogas. Teisingai, visi žmonės ieško būsto, kom šeima Gabrielio Landsbergio geresnė už eilinius žmonės. Dėl to, kad išmoko gražiai kalbėti ir išsisukinėti nuo klausimus. Tik žinoma, nuo pajamų, kurie uždirbo atlyginimus, o ne jokių būdų nuo karo pajamų, kuri kyšį tarant švelniant vadina avansu. Apie lėšas galima aptarti su Seimu. Vietoj vilos galima paaukoti Lietuvos kariuomeniai ir apsaugoti tokiu būdu sienas. Taip pat išvengti baudų. Būsto esą ieškojo nuo 20-ųjų, o 22-aisiais pervestas avansas už vilą tik sutapimas. Bet to įrodinėti ministras sako nesiruošintis, o pirkinį iškart deklaravo. Neketinu aš nieko daugiau pateikti, jūs ir pati suprantat, turbūt ar ne, kad siekiant įsigyti nekilnojamąjį turtą yra reikalingas parengiamasis laikotarpis. Koks sutapimas? Po praktikos nuo 2000 metų dirbu baldų pramonėje. Svajoju gyventi ir dirbti Vilniuje. Nuo mano mėnesinės pajamas neišneša. Ar galima pinigus, kuris moka už karą, deklaruodama, vadinti teisėtai uždirbti ir iš karto investuoti į kitą valstybę, kurie šalyse gali būti taip pat karinis pavojus? Manau, kad ne. Štai turi spręsti Lietuvos teismas, per kokią sumą, kuri sutaupys šeima, turi atlikti mėnesinis šeimos pajamų atlygis, kad investuoti į nekilnojamą turtą. Tai paprasčiausiai jūs atminusuokite datas ir jums jau taps aišku. Tai daugiau kažką tai leistis, ta prasme, aš nematau prasme. Parodytas vienas elektroninis laiškas, užklausa, kad tai buvo padaryta, iš esmės būtų galėję uždaryti šį klausimą seniai. Jūs organizuojate politinį šou. Landsbergis Seimo tribūnoje parlamentarų klausimus vadino įžeidžiais, nes vienas sūnus jau yra rezervo karys,
o kitas atlieka savanoriškąją karo tarnybą. Jiedu būtų vienoje iš pirmųjų linijų, jeigu Lietuvai kiltų realus karinis pavojus. Nebuvo nei vieno klausimo apie sūnus. Ar jūs suprantate, kad iš tikrųjų ministras neatsakinėjo į klausimus, kurie buvo užduoti? O klausimas ministrui buvo, ar įsigijant vilą jis nesikreipė pagalbos į Graikijos diplomatijos vadovą. Landsbergiui kaltinimai ir dėl tiesioginių skrydžių į Atėnus, Graikijos sostinę. Tiesioginiai skrydžiai į Graikiją yra jūsų pastangų pasekmė. Kaip jums būtų patogiau keliauti ir kiek tai kainavo Lietuvai? Jeigu jūs manot, jeigu jums taip atrodo, tai tiesą sakant, tam tikrą prasme pagiria mane ar mano darbą. Bet dėja, jūsų teiginiai vis tiek yra, kaip ir įprastai jums atsitinka, šiek tiek atitrūkę nuo realybės. Opozicijos atsakymai neįtikino, ketina kreiptis ir į prokuratūrą dėl Landsbergio šeimos pirkinio. Ar jūs vis dar jaučiate pagarbą šitam Seimui? Klausimas galėtų būti lygiai taip pat suformuluotas ir visai eiliai žmonių, kurie man klausimus uždavė. Seimo salėje Landsbergis sakė, kad tai tik politinis šou, o ją palikęs Politinis boksas. Landsbergis nepatenkintas klausimais, opozicija atsakymais. Manęs negalėjo įtikinti todėl, kad jis demonstravo pačią nepriimtiniausią, baisiausią emociją, elgseną, kas gali būti. Tai arogancija. Kaip po tą aroganciją, ko gero slepiasi tiesiog paprastas menkavertiškumas. Gabrielius Landsbergis konservatorių aroganciją pakėlė į naują lygį. Ir net nebuvo bandyta iš tikrųjų atsakyti į pačius elementariausius klausimus. Vila registruota Gabrieliaus Landsbergio žmonos verslininkės Austėjos Landsbergienės vardu. Ministras viešai aptariamą vilos istoriją vadina paprasčiausiu smalsumu. Mes nematom, kad skrydžiai bilietai viršija šeimo nario atlyginimą arba mokama iš kitų šaltinių. O konservatoriai visada buvo visiškai konservuoti. Citata. Pagarba mano darbui. Tik iš kokio šaltinio? Pagal įstatymą Allianz NATO, ne vienas karys, net pilnamečiai vaikai, kuri davė priesaigą tarnauti valstybei, negali emigruoti ir puikiai žino, kad jie ten anksčiau ir vėliau įklius. Toliau laidą užbaigs Siršus TV. Sveiki, mieli draugai, Tilžė, vokiečių, Tilzė, Tilzit, nuo 1946 Rusija, Sovetskas, miestas Rusijos federacijos, europinės dalies vakaruose, Kaliningrado srityje, į šiaurės rytus nuo Karaliaučiaus. Prie Lietuvos Respublikos sienos 38 514 gyventojų, 2021, antras pagal gyventojų skaičių, po Karaliaučiaus Kaliningrado srities miestas. Tilžė įsikūrusi prie Tilželės ir Nemuno santakos. Priešais Panemunę, abu miestus per Nemuną jungia Karalienės Luizės tiltas, upių uostas, plentai į Karaliaučių, Rygą, Latviją, laivų statyba ir remontas, metalo, medienos apdirbimo, plaušienos ir popieriaus, maisto, mėsos konservų, duonos, pieno, konditerijos, alaus, vaisių apdorojimo, siuvimo, tekstilės pramonė. Sankt Peterburgo kultūros ir meno universiteto Kaliningrado filialas. Maskvos naujojo teisės instituto filialas. Miesto istorijos muziejus. Dramos teatras. Kristaus prisikėlimo katalikų bažnyčia, pastatyta 2000 metais. Šventųjų Bazilijaus Didžiojo, Grigaliaus Nacenziečio ir Jono Auksaburnio soboras, pastatytas 2007 metais. Su manimi, pasienio zona, Panemunė iš Kaliningrado srities Tilžės. Rusija, mano draugas Pudingas yra čia. Jis neleis mums pasiklysti kitoje civilizacijoje. Užsiprenumeriavę YouTube kontekste.
Jums bus leista žiūrėti ir naujus dvasinės pusiausvyros epizodus iki to laiko, kai žmogus įkels koją į šią žemę. Tiems, kurie siekia žinių, greitai sekite mus kitame Sergechu TV numeryje. Baltijos Panemunė tilžė pabraukimo brūkšnys autoriaus teisių ženklas SE NUS. Taškas.